Penktasis finalo dalyvis – Saulėtos radijo stoties laidų vedėjas Vaidas. Jo, krizė kartais būna, krizė ir gyvūniukams visokiausiems. Taip ir nutiko. Blusai išmetė iš darbo. O ką, galvoja, reikia eiti darbo biržą. Na, jinai darbo biržą, labą dieną, čia tokia problema, mane atleido iš darbo, gal turit ką nors pasiūlyti. Per kompiuterį pažiūrėjau, jo, sako, turim, kaip tik šiandien atsilaisvino vieta, pas Vyto barzdoj, sako, yra vieta. Gerai bus, ką, nuvarė pas Vytą į barzdą, kitą dieną grįžta į darbo biržą iš pat ryto. Tai kas, sako, ko netiko? Suprantat, kaip viskas būtų gal ir gerai, bet tokia yra problema. Gyvenčiau aš pas tą Vytą barzdoj, ten dirbčiau visą kitą, bet Vytas rūko. Man yra astma, aš negaliu. Aha, tvarkoj. Palaukit, tuoj sužiūrėsim. Žiūriu, turim dar vieną, sako Vyto, kaip tik atsilaisvino irgi, o pas Petrą Klynė yra. Gerai, duokit siuntimą. Nuvarė pas Petrą į Klyną, ant rytojaus ryto vėl grįžta. Tai kas dabar netiko? Šį kartą viskas būtų gerai. Gerai, ten pas Petrą Klynę viskas tvarkoj. Suprantat, kaip buvo? Užmiegu aš pas Petrą Klynę, ar ne? Viskas lyg ir normaliai. O atsibundu pas Vytą barzdoj, o man tai astma. Išklausykime komisijos vertinimo. Oi, Vaidulį. Na, vėlgi, čia aš sakyčiau, tau pakišo koją viešumas. Uždaram rate tas anekdotas, jis labai gerai, būna dar vulgaresnių, dar už vulgarumą 3. Šis pasakotojas yra daugiausiai kontrastingas. Visų pirma, mane sužavėjo jo pasakojimo maniera, sužavėjo jo artistiniai duomenys, jis turi nuostabų balsą, kaip Dievo dovana. Kiek aš spėjau išgirsti ir pamatyti per 1 minutę. Bet kitas kontrastai pusės yra anekdoto tema. Tai būtent tai yra tai, ką vyrai pasakoja pirtyje prie alaus. Šis anekdotas yra mane pasiekęs iš įvairių šaltinių kompiuterių, taip vadinami interneto šiukšlės, kurios keliauja. Vieni valingai, kiti nevalingai, jas tiesiog permeta, kiti gal net neperskaitė. Bet tai yra anekdotas, kuris nėra skanus, nors jame ir taip pat irgi yra pasakos tema, rutuliuojamos temos, bet tai yra ta sritis, kurios aš į eterį, nemanyčiau, kad verta leisti į eterį. 3. Tokia būna kartais savoka, nei 5, nei 10. Labai vidutiniškai, pati tema tokia, irgi. Tai, kadangi aš esu komisijoje, aš aišku vertinu pagal savo ištvirkimo, sugadimo ar išsilavinimo lygį, man toks humoras nėra juokinga, todėl aš tiesiog rašau geresnį pažymį, tai yra 3, tik dėl to, kad jisai pakankamai neblogai atliko anekdotą.